Sveiki, mėlyjeji. Šiandien aš noriu Jums pristatyti dar vieną knygą, kurią perskaičiau. Tai yra knyga Tarp Kauno ir Londono. Štai tokia knyga ir parašė ją Giedrė Biliotavičiūtė. Kaip jau turbūt žinote, aš rašau gyvenimiškas istorijas, realias gyvenimiškas istorijas žmonių, kuriuos aš sutinku, ir istorijas, kurios man patinka. Bet ne tik rašau, ir skaitau tokias gyvenimiškas istorijas. Ir štai šita tokia stora knyga, tai yra istorija, reali istorija dviejų draugių, kurios atvyko iš Kauno į Londoną. Apie tai, kaip jos gyveno Kaune, kaip jos svajojo ir kaip atvyko į Londoną. Aprašytas gyvenimas Londone. Turiu prisipažinti, kad aš tokių nuotykių nepatyriau atvažiavusi į Angliją. Daug kas man, aišku, žinoma, bet kai kas man buvo nauja. Ir labai įdomi knyga pasiskaityti, toks, kaip pasakyti, galbūt ir psichologinė kažkur, tai kaip vis dėlto mes pasiekime savo svajonių ir kaip nereikia niekada nuleisti rankų, jeigu jūs turite svajonę. Jūs turite eiti tiesiai prie jos. Ir štai ką rašo Giedrė Biliotavičiūtė. Gimiau ir augau nedidelėme, bet nuostabiame Lietuvos miestelėje. Visada svajojau sukurti nors ir nedidelį, bet nuosavą verslą. Ir tos mintys anksti išviliojo iš namų, o galų gale ir iš Lietuvos. Tuose klajonėse ir paieškose sutikau daug panašiai mąstančių ir ieškančių žmonių, kas ir paskatino aprašyti savo ir jų nuotykius. Kartais linksmos, o kartais liūdnos paieškos vertos to, kad žmonės apie tai sužinotų. Turiu pasakyti, kad herojė šitos knygos yra labai drąsi moteris ir siekianti savo tikslo, bet kokiu atveju. Ir ji savo kelyje patyrė daug įvairių nuotykių ir labai rimtų nuotykių. Labai rekomenduoju paskaityti šitą knygą ir džiaugiuosi, kad Giedrė sugebėjo parašyti taip įdomiai, paprastai, bet labai įdomiai savo gyvenimą. Aš manau, kad tai yra Giedrės gyvenimas aprašytas šitoje knygoje. Tai va, tiek šiandien naujienų, tokią knygą jums pristačiau ir rekomenduoju ją paskaityti. Iki kitų susitikimų.